piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, todėl buvo lengvai ginamas. Jo aikštelė trapecijos formos apie 42 metrų ilgio. Vakarinėje pusėje supiltas beveik 2 metrų aukščio pylimas, už kurio buvo iškastas griovys. Vakarinėje pusėje įrengtas dar vienas pylimas ir net 4 metrų gylio griovys. Status maždaug 6 metrų aukščio šlaitai papildomai saugojo gyventojus nuo priešų. Istorikai mano, kad piliakalnis buvo svarbi apylinkių gynybinė vieta. Vėliau 17-18 amžiuje ant piliakalnio veikė kapinės, todėl dalis pylimų buvo pardyta. Laikui bėgant šlaitus paveikė ir gamta. Per vieną iš senųjų griovių pradėjo tekėti upelis. 1968 metais piliakalnis buvo išvaldytas archeologų. Šiandien jis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, nors Paimėnių piliakalnis nėra toks garsus kaip didieji Lietuvos piliakalniai. Ši vieta iki šiol saugo senovės Lietuvos istorijos pėdsakus ir primena laikus, kai piliakalniai buvo svarbiausi krašto gynybos centrai. Paimėnių piliakalnis. Kaip visada, dažniausiai prie piliakalnių kažkaip ryšio nėra. Ar čia ne piliakalnių problema, nežinau, bet labai retai kada ryšys geras būna. Gal čia daugiau rajonų, apskričių problema. Apeisim, pasižiūrinėsim. Čia ant LTSR laikų betoninio žymeklio užkabinta lentelė, jau ne vieną tokią esu matęs.
Nueinam apžiūrėsim patį Piliakalniuką. Čia aišku bandyta matomai koordinatės yra nurodytos piliaviečių greičiausiai. Nežinau, pakomentuokit, čia kasinėta ko gero. Gal archeologų, gal ne archeologų. Yra pasirodo dar tokie juodieji archeologai, vietiniai žmonės labai dažnai mini apie juos. Sako, kad, aišku, pirmą kartą žmogų pamatė, visi įtarė, kad tu čia kažką tai nelegalaus darai. Bet kai pamato, kad atvažiavęs, nufotografuoji ir išeini, tai kažkaip nepyksta. Jo, čia tarp upelių Piliakalnis, aišku, jisai labai nežinau, kaip čia įvardinta, ar prižiūrimas, ar ne, kažkiek, aišku, prižiūrimas. Matosi, kad yra. O, gervės skrenda. Matosi, kad čia kažkas kažką vykdo. Aišku, gamta daro savo, išlaužo vėjas medžius. Bet, nieko nepadarys. Tai va. Gerai, Vaimainių Piliakalne. Būk sveikas.